Labukas, aš Indrė ir jūsų dėmesiui unikalus pasimatymų šou Renkuosi tave. Šiandien mūsų laidos pagrindinė herojė Edita, todėl kviečiu susipažinti su ja. Sveiki, esu Edita iš Kauno, man 25 metai, esu visažistė, šokėja ir taip pat filmuojusi video klipuose. Save tikrai daug investuoju, dedu pastangų prisižiūrėti irgi čia yra man, nes mano yra visa tokia sfera, kad aš esu visažistė, aš turiu pati gerai atrodyti ir aš turiu daug to domėtis. Ten Instagramuose daug visokių žmonių seku ir stebiu visas tas mados tendencijas seku. Sakiau, jeigu susirasiu tą vieną vienintelį, tai jau bus visam gyvenimui. O kada jisai ateis, aš nežinau, ar dabar, ar vėliau, ar po 10 metų gal ateis jisai. O dabar susipažinkime su kandidatu į Editos širdį. Dėmesio į ekraną. Mano vardas Eimantas. Kaip bebūtų keista, man yra tikrai 22 metai, laisvalaikiu aš daug kuriu, rašau, bandau filmuoti, vaidinti ir turiu tokį labai keistą hobį – dirbti barmenu. Kas nepatiktų, tai tikriausiai nuolatinis kontroliavimas kiekvieną sekundę, kur tu esi, ką tu darai. Ir labai nepatinka, kai reikia pokalbį traukti vaikinui, kai mergina nebendraujanti, atsakinėja trumpais, aiškiais sakiniais ir pokalbis į vienus vartus. Kadangi jau pavasaris, aš vieną vakarą pažiūrėjau pro langą ir pamačiau labai gražų orą ir taip norėjau išeiti pasivaikščioti ir aš išėjau pasivaikščioti ir besivaikščiodamas galvojau, kad būtų gerai ne vienam tą daryti. Tai kažkokių rimtų minčių į priekį neturiu, nežiūriu, bet kas bus, tas bus. O dabar reportažas apie mūsų antrąjį laidos dalyvį. Sveiki, aš Paulius, man 29 metai ir aš šiandien čia susirasiu merginą, smarkiai abejoju. Esu šventai tikintis krikščionis ir iki šių dienų esu nekaltas. Dabar esu tokiuose metuose, kai standartai labai smarkiai krenta, tai esu atviras absoliučiai viskam. Svarbiausia, kad man grįžus namo vakare po visų mano filmavimo, montavimo ir panašių darbų, neskęsčiau liūdesio vienatvės agonijoje. Minimum, jeigu tu nenori užsiimti bent jau braziliškų plaukų tiesinimu arba gelinių lakavimu, tai mes neturim apie ką kalbėti. Čia yra absoliutus minimumas. Ar šiandien surasiu tą, su kuria prarasiu nekaltybę? Smarkiai abejoju. Nelaukdama ir netemdama laiko, noriu visų pirma paklausti mūsų pagrindinės laidos herojos. Ar jūs esate pasiruošusi? Taip. Ir tokie, taip, puikiai pradedam. Tai aš skelbiu pasimatymo pradžią. Vyrukai, sėkmės. Įtampa juntama, žinokitės, bet pasižiūrėsime, kaip jiems seksis. Labas vaikinai. Labas Edita. Labas Edita. Kokie jūsų vardai būtų? Aš Paulius. Malonu, Pauliau. O aš Eimantas. Malonu. Malonu, Edita. Iš Vilniaus. Šiuo metu gyvenu Vilniui, bet mano širdutė Kaune gyvena. Tai kiek jums metų? 22. Tau 22? Čia kuriam? Eimantui 22. O Pauliui 29. O. Nežinau, aš maišiausi dar tarp balsų, dar iš pradžių net nežinau. Balsas tikrai patiko, labai įdomu nepamatyti merginos pradžioje apie ją sužinoti.
o vėliau tik ją pamatyti. Tai yra priešingas dalykas visom pažinčių programėlėm. Ir tai iš tikrųjų įdomi patirtis. Ką veikėt gyvenime? Ką veikiam? Eima, ką tu darai? Aš gyvenime esu šioks toks kūrėjas, labai pradedantis, besiskinantis kelią ir bandantis užkariauti pradžiai Lietuvą, paskui Europą ir tada kelsimės į pasaulį. O aš esu jau truputį prasiskynęs kūrėjas. Tai visai neblogai sekasi, filmuoju lietuvišką YouTube'ą. O kokį kanalą? Kanalas yra Kontra reprezent. Supratau. Pacanski pokalbiai. Iš draugų gal kažką jis ten yra filmavęs, tai kai pasakė Kontra iš karto, man iššoko akyse jau tas. O tu, Edita, kokį kelią, jeigu leistum paklausti, skiniesi? Nu, aš esu visažistė, šoku ir tiek filmuojusi videoklipuose, tai... O kokius šokius šoki? Na, aš žinau. Pole dancingą. Nu, tekia šokti, bet nešoku. Ok. Prašoviai. O kokius šokius šoki? Šoku tai visokių. Tiek hip-hopą, tiek high heelsus šiuo metu. Tai ieškai savo aikštelės partnerio? Neieškau. Gerai, nes aš tik solo moku šokti. Ne, broli, mano mielas, tango yra šokama dviesi. Nu, kaip ir valsas. Taip. Visas gyvenimas yra dviejų žmonių šokis. Visas gyvenimo kelias yra dviejų žmonių kelionė. Dėl to mes čia išvien po vieną. Todėl mes dviesi ir sėdime, o Edita yra viena ir mes esame čia tam, kad paliktume tave vieną, o aš, tikiuosi, o aš su Edita eisiu į šviesų rytoj. Faktas, jo. Labai smagu, kad mergina veikli, daug veikia, nebijo to spotlighto, ją nukreipto ir man tai yra artimas, kadangi dalykas, mano tema, tai labai faina. Vaikinai šiek tiek mažai manim domėjosi, bet gal man ir aš net nenorėjau, aš norėjau jais daugiau jų įsiklausinėti kaip jie, kad būtų pačiai geriau atsirinkti. O iš kokio miesto, Edita? Iš Kauno. Iš Kauno. Viskas aišku. Čia Stolnika pirmieną. Aš šiandien kaip tik po pietų važiuoju į Kauną, tai galėsim kartu. Paveščia, nesakai? Jo. Nu, gerai. Nu, pasižiūrėsim. Dar turiu klausimą. Nu, tarkim, šiandien, sakyčiau, važiuojam į Amsterdamą, bet va šiandien, grinai, susikraunam ir važiuotumėt? Kodėlgi ne? Laisvai. Kuprinę sudedam ir skrendam į Amsterdamą. Man tik pasą reikėtų iš namų pasimti, bet šiaip jau skrendam. O kodėl būtent į Amsterdamą? Ganėtinai nuobodi lokacija. Tikėjaus, kad kažkuris nevažiuos, bet kodėl būtent ten, tai nežinau, ten yra ką veikti. Wow, tai tipo prasieit pro barus, nu jo, patikrinti, žinai, kažką tai pavalgyt ir kažko parūkyt. Va čia tai veikla. Edita, o buvo čia klausimas? O gali kažkur pasiūlyti geriau nuskraidinti? Nu tai žinoma, į Pietryčių Aziją varom dabar, top destinationas. Malaizija, Filipinai. O tikrai nuskraidintum? Laisvai nuskraidinčiau, važiuojam. Va, Arša nuskrydo, Kokosas nuskrydo ir mes iš paskos. Aš tikiuosi, kad čia buvo pasiūlymas skristi Amsterdamą, ne klausimas. Intrigą dabar palikau. Galvoju, pas ją bilietai kupriniai. Aš tikėjausi. Kad aš paprastas pacanas iš paprasto rajono, užaugęs lygiai tarp tokių paprastų pacanų, tai man tarp bičio, užmėgt draugystė yra, nes pas tai nėra jokių kompleksų, pas tai nėra, jokių lūkesčių, tu tiesiog nori, tu su juo pradedi bendrauti dėl to, kad jūs paprasti draugeliai. Kaip Reimantas buvo vapšė maladėts, tai yra visiškas maladėts, paprastas čiuvakas, draugelis, družokas, pacanas ir mes su juo suvaibinam ir to labiau jisai iš tos pačios sferos ir to labiau jisai buvo pas mane į pacanskų pokalbių castingą atėjęs į laidos vedėjo galimą vaidmenį. Taip, Paulius bandė dominuoti, bet aš žmogus paprastas. Stengiuosi kuo mažiau veltis į konfliktus ir prisiartinti prie žmogaus per draugišką ryšį. Tai man tas labiau patinka, man tas labiau prie širdies. Gal dėl to mes su Paulium ir užmezgėm artimą kontaktą, jeigu taip galima sakyti. Ir mes abudu iš tos pačios sferos, abudu vienas kitą labai gerai suprantam. Tai tas pagelbėjo apturėti sveiką konkurencingą kovą. Eimantai, taip. Kokia tavo išvaizda? Kokia spalva tavo plaukų, akių,
Akių spalva yra mėlyna, plaukų spalva yra kepurė ir dar turiu barzdą. Todėl atrodau vyriškas. O Pauliaus? Tikrai neneigsiu, Eimantas atrodo ganėtinai vyriškas su savo labai gražia dailiai iššukuota barzda. Aš kita vertus esu visiškai beta male su į vidų įsitraukusiu pagurkliu, bet aš dirbu ties tuo ir kasdien darau miuvinimo pratimus, kur įtempinėjau pagurklį, kad tap bent truputuką biškį arčiau alfos. Wow. Tai matau savo trūkumus, bet dirbu ties jais. Šaunuolių, svarbiausia, tai kokia plaukų spalva, akių įdomu irgi tokie dalykai. Kokia pas mane gali būti standartinė tipiška lietuvių plaukų spalva? Nu, ruda. Ai, ruda. Wow. O akių spalva tai mėlyna. Parodyk. Mėlynakiai. Nu, jo. Švelniai žydrums. Jo, pas tai labiau mėlyna. Ne? Aš nežinau savo akių spalvos. Jauti seni tą energiją. Jo, aš jaučiu ryšį tarp mūsų, nes mūsų Edita skiria sieną. Nu, nieko gal. O jūs per sieną nejaučiat ryšio? Aš esu ganėtinai gilinęsis į šitą visą alfa, beta, gamma, sigma skirstimą vyrų. Ir aš manau, kad jis yra teisingas ir pats save neironiškai ir nežvenkit dabar. Aš save laikau visiškai sigma vyru, aš tikiu sigma grindset ir aš jo laikausi. Tai jo, aš to tikiu, tikrai yra alfa, beta ir visi kiti tie vyrai. Tikrai būdavo aplinkų, kur aš būdavau silpnesnis ir aš jausdavausi tas vadinamasis beta, kai būdavo tie kačiokai, kurie tenais visiškai dominuoja kambarį. Bet nu tada aš eidavau ant kitų kortų, kad aš tenais, jeigu aš ten negaliu uždominuoti, aš bandysiu prieiti, kad aš tenais labai draugiškas, labai mandagus. Nu, bet irgi tenais ne nice guy, ne simpas ten, kur mleidi, žinai, fedorą kilsteli. Tai ir dabar šioje aplinkoje su Eimantu aš kažkiek tai pajaučiau, kad aš, galiu įjungti tą laidų vedėjo kortą ir, dominuoti tą pokalbį. O kokios spalvos tavo akys, Edita? Žalios. Žalios. Mėlynai, žalios, pilkos kažkokios, va tokios. O tu žinai akių spalvų hierarchinį skirstimą pagal galingumą, kaip vyksta biologijoje? Papasakok. Tai, pačios stipriausios, kokios tavo atrodo? Kokių daugiausia spalvų yra akių pasaulyje? Mano pačios stipriausios. Pamatysi, tai iškart nužudėsi žiūrėsniu. Yra tiesos, bet jeigu tai biologiškai žiūrint, tai viršūnė yra rudos, tada eina mėlynos ir tada eina žalios. Tai taip, užbėgant galimai smarkiai įvykiam už akių, jeigu turėtume vaikų, jie abudu būtų mėlynakiai. O. Abudu. Jau brėžiu paralelės, kad bus du vaikai. Lol. Drąsiai ateitį žiūrite, kolega. Seniai, reikia daug vaikų turėti. Tai giminė pratęs svarbiausia savai. Minimum. O tai kaip, Edita, tu norėtum vaikų? Tai žinoma. O dabar, ar dar biškį ten leistum pasivystyti santykiam? Kada būtų, tada būtų. Metai ne tiek, kad rinktis, būkim atviri, bendravęs aš ir su gražiom, ir kaip čia skirstyti, visos merginos gražios, kaip ir visi žmonės yra savotiškai gražus, tiesiog yra skirtingi skoniai. Tai einant amžiui, tu supranti, kad tavo skonis negali būti afišuotas į vieną tam tikrą žiaurę kategoriją, kad jeigu ne tokia, jeigu tu su ją tobulai bendrauji, statai, bet jinai nepataiko į kažkokią tai vieną tavo skonio skiltį, tai nereiškia, kad viskas žlugia. Būk lankstus, būk flexible. Sėdėdama buvau rami, nes aš tikrai neįrašiausi, net neturėjau kada. Iš pradžių sakiau, ruošiu čia kažką dar, bet atvariau ekspromptu ir galvoju, kaip jau bus, tai bus, ką paklausiu, kažausi galvą, nes ką čia prisiruoši. Gal ją kažką kitą paklaus ir viskas kitaip iš tikrųjų. Tai kuo mes vienas už kitą geresnis? Pauliau, vardink savo pliusus, aš paskui juos paneigsiu. Mano pliusai, kad... Ačiū. Dabar mano. Davai. Čia kuris dabar sakys? Mano pliusai ir čia norėčiau pasitelkti visiškai niekur nenaudotą, unikalią ir tikrai 100% veikiančią zodiakų kortą, kad aš esu liūtas, o liūtai, kai jie įsimyli, jie myli tik tą vienintelį žmogų ir niekada nežiūri į jokias kitas pusės. Tai su manim būtų šita garantija. Supratau. O aš turiu, jeigu kalbant apie zodiakų hierarchiją, aš gimiau 6 valandos po liūto zodiako ženklo, tai aš turiu labai daug savybių, bet aš dar ir turiu tų savybių, kurias turi mergelė zodiako ženklas. O jos geros ar ne? Cicinas mergelė. Tai aš ir cicinas, ir liūtas. Ir dar priedo aš barzdą turiu, tai yra pliusas, labai didelis. Barzdotas cicinas. Barzdotas
mylintis liūtas Cicinas. Važiuojam, sen. Visos varnelės užžymėtos. Geriau nerasi. Aš tau pardavinėjau, Eimantą, griebk. Nu, o dabar įtikinkit mane, kad kuris labiau norit. Kažkaip jau nori. Kažką sugalvokit. Nu, kalbėkim banaliai. Visada turiu grineko kišenį, vairuoju Mercedesą ir statausi chatą centre. O. Tai galima eiti ant šitų kortų. Bet minusai dabar. Grineko dvacokas, Mercedesui 20 metų, o chatą centre tai ten galima skaityti garažas. Tai va rinkis. Nu, Eimantas. Aš galėčiau įtikinti tuo, kad su manim niekada gyvenime nebūna liūdna. Linksmicė, ne? Paulius gali patvirtinti, kad šitoj sienos pusėje mes čia turim tokį linksmą laiką ir jau mes beveik esam susitarę, kur eisim, kai baigsim filmuoti, kada eisim kartu į barą, jeigu nori, galim prigriebti tave. Bet jeigu tu išsirinksi mane, mes Paulių paliksim šitoj sienos pusėje ir galėsim kartu eiti linksmintis. Tai tada reikia man Paulių rinktis ir mes visi trys eisim. Jo. Win-win. Jo. Gavosi taip, kad vienu atveju laimi jisai, o kitu atveju laimi visi. Ta prasme, bet kokiu atveju aš ten kaip nori, nenori išeinu nugalėtojų. Nu, tipo, ir visi išeinam nugalėtojais, nu viskas draugiškai. Jeigu Edita pasirinka mane, mes liekam dviese. Todėl aš norėjau, kad pasirinktų Paulių tam, kad mes visi trys kartu galėtume nueiti į barą ir visi trys artimiau susipažinti ir jau va bare Edita tada jau tikrai rinktųsi vieną iš mūsų, su kurio vakare tęsti kelionę, jeigu taip galima pasakyti. Edita sakė, jos rudos akys. Žalios akys. Žalios ar rudos? Taip priklausai mane. Ai, ne, aš negirdėjau sieną labai toli. Greičiau nugriauk tą sieną, pasirink mane, pasikalbėsim normaliai. Žalios akys. O kokie plaukai? Blondiniški. Blondiniški? Blondiniai. Oh my god. Bet natūralūs ar dažyti? Nu, šiaip ir natūralūs, bet ir padažyti vis tiek dar. O tu tiki visom tom paraleliam, kur brėžiamom į blondinės, visi tie stereotipai, čia tiesa ar ne? Visko būna. Visko būna. God damn. Dabar ko tikėtis? Paklausk, ar univerą baigus. O ar... Kodėl aš? Gerai, ne, galiu. Ar tu mokeisi kažką? Taip, baigiau ir mokyklą. Gyvenimo. Juokauju, mokyklą baigiau, kolegiją. Dar profesiją su viena įgijus. Tai vizažistės kursus? Nu, profesinį tokį metų kursą, ten jau ten skaitos kaip, nežinau. O kolegijai tai turbūt kažką su kokia buhalterija, ne? Ne, irgi su grožio terapeutė. Wow, yra tokie kursai. Aš įsivaizduoju, kad Edita labai graži turėtų būti, kai mes išvysim, ne? Nu ir faktas, ir tave galėtų papudruoti visada. Jo. Ir tave, ir mane. Savi pliusai. Ne, visažistė yra labai safe bet, nu, tipo, kodėl visi influenceriai, nu, tipo, ten 9% kiek yra draugauja su visažistėm. Tipo, Vaidotas, visažistė, Gediminas Žilinskas, fotografas, visažistė. Nes tipo, visą laiką esi gražus. Nes visada esi gražus ir jos, nu, tiesiog matomai labai fainos, čiotkos merginos. Taip, bet iš kitos pusės dabar Instagramo visi filtrai keičia visažistės. Tai visažiščių poreikio tokia. Galėsiu ten ir jums pagrimuoti. Nu, su visažistėm pas mane gyvenime šiaip yra toks ganėtinai konfliktiškas santykis, pasakyčiau taip, nes kai aš buvau jaunas, durnas, kvailas ir nepatyręs, man visažistės atrodė, kad jos yra tokios, nu, įvardinkim, profesiškai labai paprastos merginos, kad jų gyvenimo ambicijos baigėsi ties grimavimu ir kad jos nieko daugiau neveiks. Bet kai aš padirbau šitoj kino multimedijos rinkoje ir man teko pažinti pačių tokių kiečiausių Lietuvoje visažisčių, suprast, kad jos ten tiek karjeriniais, tiek gyvenimo suvokimo lygiais, ten ohoho, net šustriausius, kiečiausius Lietuvos čiuvakus, vaikinus, vyrukus pralenkia ten keliom galvom, tada aš supratau, okei, čia tikrai rimtos merginos, čia su jom galima kažką tai ir bendrauti, ir kurti, ir daryti kažką bendro. Šiaip gyvenime daugiau žiūrite į praeitį ar į ateitį? Nu kaip, Eima, skelb. Aš atsakysiu už mūsų abu, jaučiu mes kaip kūrėjai turime žiūrėti dažniau į praeitį, nes filmuojam, tada montuojam tą praeitį visą. Nu čia iš tos darbinės pusės. Bet čia tokia psichologinė. Ne, šiaip. Čia šiaip geras pastebėjimas. Jo, galima taip traktuoti, bet
Aš manau, į ateitį žiūrime. Faktas, nu, tipo, Aišku. nenubūna tų momentų, kai tu eini gatvėje ir taip viskas gerai, nuostabi, spalvota diena ir tada, o dieve, aš 7 klasėje padariau tą ir aną, kur visi iš mane žvengė ir tada... Tu gruzinės tada? Kaip sakai? Ir tu tada gruzinės? Nu, apima toks momentinis grūzas, bet tada suvoki, bet ką man grūzintis savo praeities blogais prisiminimais, jeigu aš galiu kurti blogus prisiminimus dabar ir kažką dabar blogo padaryti. Ir vėliau grūzinti. O dabar kažką blogo reikia padaryti. Seną grūzą nauju. Tai šią gaidą norėčiau prisijungti prie jūsų ir galbūt palinkėčiau visiems pagyventi ne praeitimi, ne ateitimi, o šią akimirką. Ir čia ir dabar. Ir Edita, ar tau pavyko kažkaip išpešti tuos klausimus, sužinoti informacijos daugiau, kuri lems, na kągi tu pasirinksi? Ar jau žinai atsakymą? Taip. Tai važiuojame. Kągi tu renkiesi? Renkuosi aš... Paulių! Paulių! Čia dėl to, kad eisit kartu 3 į barą? Jo. Gal kažkiek užėjo to liūdėsėlio, kadangi pralaimėjau konkurencinę kovą, bet galų gale aš džiaugiausi už tai, kad kolega iš artimos sferos gavo šansą sužavėti merginą ir aš labai tikėjausi, kad jam pavyks. Pasirinkau Paulių, nes jisai buvo vyresnis, mane tas vien, kad įdomiau buvo, kad vyresnis jisai, Eimantas, kad jaunesnis, bet nu, nėra man čia tas amžius, kad būtų svarbu, bet vis tiek, nežinau, įdomiau, gal jis labiau save vedė, jis to, nežinau. Edita, ar esi pasiruošusi pamatyti, ko nepasirinkai? Taip, tikiuosi nenusivėjusi. Eimant. Tas, kur... Labas. Labas, kaip faina tave matyti. Nu, man irgi. Tikrai, žinok, visi aš galiu pasakyti labai gerai. Nu, ką tu čia sakai? Aš jam... Nu, ką tu čia sakai? Palauk, palikim intrigos, vis tiek bare aptarsit viską. Taip, taip. Na, žinai. 8. 8. Supratau, 8. Ką norėtum pasakyti mūsų gražuoliai? Edita, tavo tikrai gražios akis, kaip mes kalbėjom. Labai gražios akis. Aš Editą pamačiau, man gniužulas gerklėje, aš neturėjau žodžių nusakyti, wow, tai buvo wow. Tam. Čia yra Paulius. Labas. 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 Paulius. Edita, malonu. Jos pas tave ne žalios akės? O kokios? Melsvas šiek tiek. Nu, panašios, matai. Ai, žinai, skirtingos. Gal čia yra nuo apšvietimo, taigi gal eikime prie kito apšvietimo, tai Einam. yra į kitą pasimatymo etapą. Patiko ir net pasakysiu tiek, jinai kažkiek mano mamą priminė, nes mano mama irgi yra tokia ilgų, šviesių, nu dabar trumpų, bet turėjo ir ilgus, šviesius plaukus, akių spalva identiška, veidas labai panašus tipo ir aš taip net keistai pasijaučiu mamą, tai tipo, mom, what, tipo, okei, važiuojam. Eimantas sakė, jeigu aš pasirinksiu Paulių, tai visi 3 varysim į barą, tai va dėl to ir pasirinkau Paulių. Tam. Taip, mes esame kitame pasimatymų etape, kuomet mūsų dalyviai jau vienas į kitą žiūrėdami gali išsiaiškinti ir sužinoti daugiau vienas apie kitą, tai palieku jūs. Mūsų šampanas, žvakė, gėlės ir aš išeinu. Romantika. Nu, tai pradžiai užpažinti. Užpažinti. Pažinti, nealkoholinį. Tai realiai kaip įsivaizdavau, visiškai kitaip atrodė. Net iš tikrųjų nustebau labai, kai pamačiau. Ar vizualai tenkina lūkesčius, ar to tikėjaisi? Nu, nežinau, čia dabar, žinai, kaip stipriai nebijau kažką irgi pasakyti. Supratau. Kažkutį gal kitaip viską įsivaizdavau, bet... Faktas. Žinai, per sieną kitaip matai vis. Nieko nematai. Nieko, jo. Nu, toks tikslas čia yra, jo. Aš lygiai tikrai ne to tikėjaus. A ne? O ko tikėjaisi? Tikėjaus, ne to tikėjaus, bet čia iš gerosios pusės. Tikėjaus tokio... Taip pablogiau, ne? Ne, tikėjaus tokio standarto, žinai, tokios nuobodžios, pilkos pelytės, paprastais tiesiais plaukais, sėdinčios, va taip, be jokių tikslų atėjusius. O gavau labai spalvotą, spalvingą, unikalių bruožų merginą. Tavo labai gražus plaukai. Ačiū. Tu jos pati pasidarai. Nu taip. Leis, kad spėt turbūt dėl to, kad esi visažistė. O visažistis moka ne tik su grimu, bet ir su plaukais? Plaukus tai pati nesidariau, bet man kirpėja, mano stilistė padarė, tai... Ai, tu turi tokią gautį? Taip, turiu, kuri man su manim dirba, padeda man, jo, aš irgi jeigu varau, tai
Jis su manim kartu fancy. šiaip visur dirba jo ir man padeda. Nu, gražios fotkytės Instagram'e pačios nepasidarys. Na, tipo, turi būti priežastis tam, supratau. Taip, Tavo taip, akis, beje, prieš tai užsiminiau truputį, tu visada ir, nu, O tai dabar, tipo, jos nežalios? jos yra, nu, melsvos tikrai, man taip atrodo. Jo žodžiu keičia spalvą, žinai, va, nuo apšvietimo. Su metais. Tavo labai graži šypsena, beje. Ačiū, jau čia kiek komplimentų gavau. Vajatu. Nu, toks, Ačiū labai. toks simpo darbas. Aš kažkaip tai įsivaizdavau rudaplaukę, tokią klasikinę lietuvę mergaitę, tokią Eglę Žalčių karalienę kažkodėl. Ir kai pamačiau visiškai žmogų iš kito pasaulio, tai buvau iš tiesų priblokštas, neneigsiu. Bet visažistė čia telike ar fotosesijoms, glamūrui Visur kokiam? fotosesijos, telikas, šou, nežinau, tiek teatras gali būti, nežinau, cirkas, Halloweenai. Okay. Aš ant grimų esu gal daugiau irgi tokia, kad žmogų galėčiau, tarkim, pakeisti visiškai kitų žmogų. Ai, tai ten yra SFX-ai tie visokie, kur Jo. ten... O, čia šiaip tai rimtas talentas Nu jo, bet čia... vystamas. Tai šaunuolė, labai gerai, kad šitą darai. Ačiū. Tai... Nu, klausykitės apie darbas ir veiklas, čia užsieminėjate, suprantu, kad vedate pokalbį, visai labai puikiai sekasi, tikrai. Ačiū. Bet atėjo ta akimirka, kuomet dar jums reikia atskleisti vienas apie kitą, tokių intriguojančių klausimų, kuriuos prisiekiu, ne aš rašiau, dingstu, išeinu, vienas paskaito klausimą, atsako ir tada taip pasidalinate. Gerai. Gerai? Jau Gerai. tiesiai, jau man patinka, važiuojam. Visai kompromituojantis atviri ir tiesioginiai klausimai, ne? O ar tu linkusi atvirai tokiam temam bendrauti? Jo, galiu. Tai tada tau pirmo klausimo ir garbė. Prašau. A jau tau nedrasu? Ne, man visiškai drąsu. Gerai. Ar seksas geresnis, kai jis grubus ar švelnus? Nu, matai, kad galėtum tai vertinti, visų pirma, tas seksas turėtų būti vykęs. O kai nėra nei tokio, nei anokio patirties. O kaip suprasti, nėra nei tokios patirties, tai gal tu gyvenime seksą iš vis neturėjęs? Nu, sakykim taip, turėjęs, bet ten jisai įvyko tokiom aplinkybėm, kad aš ten skaityčiau vos ne, kad, nu, ir nežinau, ar čia galima ant televizijos. Nors mes ne televizijoje, mes internete, tai aš tą aktą, įvadinkim taip, laikau kaip išprievartavimų vos ne. Tai, o tokio, kad iš meilės, nu, vėlgi Tu išprievartavai žmogų? Aš jeigu galėtum patikėti, Edita, tai būna ir atvirkščiai, kad moteris gali nutaikyti šitą įrankį prieš vyrą. Ar išprievartavo? Nu, galima taip traktuoti, jo. Wow, tos moteris kokios aršios. Aršios, nes mato gerą prizą. Tai va, pasidaviau pagundai, sakykim taip. Prisiminimai tokie, kad tai sudėliojo mano tolimesnį santykį tiek su merginomis, tiek ieškant tokių intimių, glaudžių ryšių iki to, kad aš esu, sakykim taip, labai atsargus. Kai Paulius papasakojo savo pirmą patirtį su moterim, tai šiek tiek mane šokiravo, nes iš pradžių galvojau, kad jisai išprievartavo, o po to pasirodo jį. Moteris, įsivaizduojat? Kuri vaikino kūno vieta tau yra seksualiausia? Šypsena. Šypsena. Nu jo, aš nežinau, tai buvo pirmas veidas gal, nežinau, tai visą laiką pirmą. Tau, tai, žinai, yra tas anekdotas ten, vaikinas be dviejų dantų eina į pasimatymą ir sako, kaip man šypsotis, kai aš su ją kalbėsiu. Ir tėvas sako, tu kai juoksies, tai daryk taip. Hi, 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 ha, ha, ha. Jis eina į pasimatymą, pasako kažkokį bairį, vaikinas juokiasi taip, o mergina pradeda juoktis, užsidengia visą burną. Nu, tai pas mane iš tos... Geras šitas. Tai pas mane iš tos pačios serijos, jeigu tu turi tos stabę gražią šypseną, tai pas mane su šypsena yra milžiniškos problemos. Aš va taip žvengiu. Aš norėjau kažkada susitvarkyti savo dantis, tu žinai, kiek man kainuotų susitvarkyti visus savo dantis? Tu nieko pasitikė. 8 000 eurų, Karlai, tipo, kad pas mane būtų šypsena panašiai į tavo. O neuždirbite? Nu, aš uždirbu, bet aš dabar kol kas išleidžiu ten mašinai, kameroms, ten namui statytis, nu, tipo, dantis nėra prioritetas, bet vat, kai vat, sėdėsiu ir žinosiu, kad viskas gerai, tada pasidarysiu tobulą baltą amerikietišką šypseną. Kalbėti apie intimius dalykus, kai klausinėjome tų klausimų, man atrodė šiek tiek svetima, šiek tiek nepriimtina.
Aš čia paišau tokį įvaizdį, kad oh my god, aš čia omega giga simpas, 30 metų, tipo Sigma grinds, atsėdžiu vienas hatoj. Nu, bet ne, taip nėra, nu, aš vaikščiu į tos pasimatymus, bet ten tipo, ne tai, kad pirmo, bet net trečio, penkto, to paties 10 pasimatymo metu būna, kad, nu, nepatogu tų klausimų klausti, kad, nu, vis tiek turi būti išlaikoma kažkiek paslaptis, kažkiek romantikos, kažkiek tai to, vat, mistiškumo. Nu, pas mane tai žodžiu tokie, žinok, klausimai. Tokie, Tokie, va. Nu, tai žodžiu, gal koks partnerės elgesys tave visiškai atbaidytų? Čia normalesnis klausimas. Nu, čia jau normalesnis. O to grįšiu prie žiauresnio. Visiškai atbaidytų, jeigu jinai, nu, nieko neveiktų. Jeigu jinai būtų namisėda, tokia demotyvuota, kur tenais iš serijos nagučiai padažyti, Instagramas čia, tenais maistas Volto užsakytas ir ten nieko nereikia gyvenime daryti, tiesiog duok man pinigų, nupirk man kailinius, nupirk man Lexusą ir viskas, tipo. Geras gyvenimas. Nu, tai Norėčiau šitą aš ne... gyvent. Nu, o realybė, bet tu dirbi, realybė Jo. tokia, nu, kad tu supranti, kad gyvenimas nėra rožiam klotas. Nu, ne pas visus. Nu, o tu norėtum tokio rožiam kloto gyvenimo? Tai ateina dabar nenorėčiau. koks nors pilvūzas. Norėčiau. Ne, pilvuzo tai nenorėčiau. Norėtum, kad gerai, tada ateina graikų kūno išlietas idealus atletas, Nu, su nežinau. baltu Lexusu ir taip Ne, važiuoja. šiaip norėčiau pati užsidirbti, žinai, viską tą pasiekti. Nu, daug malonių ir pačiai žinant, kad tu esi self-made. Taip, Tai ir kad tu esi, nu, nepriklausoma nuo kitų sprendimų ir gyvenimo. Tai taip. to ir palinkėsiu tau, pačiai užsidirbti. Ačiū. Ir užsidirbsiu. Šaunuolė. Aš tada klausimą. Gerai. Kaip reaguotum, jeigu sekso metu partneris paprašytų įgyvendinti grubę sekso fantaziją? Įgyvendinčiau. Įgyvendintų? Tiesiog be kalbų. tipo, jūs tenais jau visas preliudas padarytas, jau apšylė ir taip, žiūrėk, brangioji, čia karočią atvarys Ryčka su Rūta. Nu taip, tai gal ne. Tipo, Aš tipo gal biškai apie normalesnę, žinai. gerai. Tipo, Ryčkė su Rūta. tai gerai, jie neatvaro, bet tada, gerai, žiūrėk, čia karočią, ką čia galėtume įsivaizduoti. Va, labai įdomus yra menas, visas tas, nežinau kaip tiksliai vadinasi, yra sąlyga, pavyzdžiui, japoniškas surišimas. Kaip čia suprasti? Čia, Kaip jie jeigu ten matai, susirišo? jo, ten jie ima ta prasme kaip paprastą virvę ir ją apvinioja aplink kūno vietas, kad ten ir estetiškai atrodytų, bet kad kažkiek ir varžytų, bet ir tos laisvės būtų, kad tu nesijautum nekomfortiškai. Nu jo, smaugia. Tai va, ar norėtum būti sekso metu kažkiek tai, kaip čia pasakyti, surišta? Surišta? Jo. Ne, imkim paprasčiau, ne japoniškai surišta, o antrankiais. Su antrankiais, nu ką. Ar tu norėtum tos antrankius skambėti? Gal kažkada. Reiktų pabandyti. Reiktų pabandyti, jo. Nu, žodžiu, gerai, viskas jau atsakiau į tavo klausimą. Atsakei, šauk tą Gerai. žiaurų. Geriau po sekso būti atskirai ar likti pagulėti apsikabinus, čia nežiaurus. Nu, čia tikrai nežiaurus. Aš manau, čia reiktų į tą stereotipinę bangą, žinai, nuo tipo baigėsi visas aktas ir vyras tiesiog užmiega. Ir tu ten, tipo, ten pasakoji savo fantazijas, glostai jam krūtinę, žiūri, o jis jau pusvalandį kaip nusmigęs. Tai va tai būtų. Ganėtinai nuobodu. Nu jo. O tu ką norėtum veikti? Pas tavai tas cigarettes after sex, ne, parūkyt, visi reikalai. Nu jo, ir taip. Filmą pažiūrėt. Filmą Ledų pažiūrėti, pavalgyt. jau miegot gal eit. Miegot. Nu tai va, aš jau miegočiau. Nu, Tai toks. Gerai, ir mano klausimas. Nu bet čia jau tu savotiškai atsakėm. Seksas be įsipareigojimų. Už ar prieš? už. Nu bet tu sakei, Ryčka su Rūta negali atvaryti. Tai čia prie ko? Čia svingeriai, atsiprašau, Čia negaliu. forsam vadinasi. Tai smurtas, Ryčka, pakviesiu, girdi smurtas lovoj. Nu, nuo kada Ryčka jau smurtauja? Nu, ne visi Ryčkos Gerai, yra jokios tokie. Aš jau bijau. Nu, nieko, bet pasirašy, tokia, aš galvoju, ilgesnę pauzę išlaikysi. Ar tau patinka smurtas lovoje? Taip. Važiuoju. Wow, taip greitai. Smurtas Okay. nebuvo, Dirbęs į nebuvo studiją. smurto Nu, čia. grubiai. Nu, tai Ai, ne atsiprašau, smurtas, o čia dieve labai mano, aš irgi skiriasi. įsiliejau į visus šitus klausimus. Aišku, nėra lengva, bet jie vis tiek kaip sugebė išsisukti iš padėties, situacijos. Jums puikiai pavyko. O dabar
mano rankose yra vienas kitam paruoštas staigmenėlės dovanos. O ir man paruošė staigmenį? Taip. Okay. Vakar visą naktį nemiegojau, piešiau, dariau, galvoju, Jėzau. Tai va, nežinau, tai gal aš pradėsiu, gerai? Pirmin. Tai, žodžiu, aš čia tipo piešiau. Wow, čia tavo darbas. Bet aš galvoju, biškai, kad didesnis tu būsi, tai teks gal pavalgyti. Aš didesnis. Aš sportuoju kontekstui, valgau proteiną, tai tikrai užauksiu. Nu tai va, bus motyvacinė Maikė. Motyvacinė. Palikau delnus ant širdies. Marškinėlių spalva yra juoda, kuri yra pati universaliausia. Visada po visais viršutiniais drabužiais nešioju tik juodus marškinėlius, tai jie tikrai prisijungs prie mano kasdienių nešiojamų marškinėlių kolekcijos. Aš tau nupirkau lietingų vakarų išgyvenimo rinkinį. Tai čia šiaip tai dar turėtų būti ledai, bet jie būtų ištirpę, taip. Va čia yra kakava. Ačiū labai. Skirtingų šokoladų, sausainio. Čia kai va čia, lyja už lietaus, lyja už lango, įsijungi savo mėgstamą serialą ir guli. Ačiū tau labai. Tai ačiū už tavo dovaną. Aš gavau daug saldainių. Sakiau, reikia kūdintis, bet neleidžia. Reikia sakyti, Indrė, kas toliau? Taip, o toliau eina labai paprastas dalykas. Man atrodo, kad labai tikiuosi ir laikau sukryžiuotus pirštus, kad mano intuicija pasitvirtintų. Tai mano rankose mato 2 korteles su jūsų atsakymais. Ir atėjo ta akimirka, kuomet abudu parodysite ir ar išeisite iš šitos laidos ir pratęsite savo draugystę ir tokį gražų santykį. Tai visų pirma, norėčiau paprašyti vienas kitam nerodyti savo atsakymą. Kai sakysiu 3, 2, 1, pirmą parodom į kameras, o tada 3, 2, 1, vienas kitam. Ar jau žinote savo atsakymus, ar esate pasiruošę? Gerai. 3, 2, 1, parodome savo atsakymus. Prašau. Gerai, 3, 2, 1, rodom vienas kitam. O, ne, jinai. Mano intuicija pasitvirtino. Tikrai. Kodėl? Tai keista. Paulius man įdomus gal kaip asmenybė pasirodė, nes jis ten savo kanalą, ten kuria ten tos video visus, va, tas įdomu, bet kaip žmogus mane, jisai kaip mano vyras, kad galėtų būti, tai nesudomino. Čia taip banaliai nuskambės, bet kad rodysiu ne, nusprendžiau tik tai pamatęs ją vizualiai. Vat iš karto tada. Aišku, daviau šansą bendravimui, bet ir yra tas skaitimo iš veido mokslas, kur ten žmonės gilinasi ir gali visą tavo gyvenimą iki detalių papasakot. Kas, yra tiesa, bet aš nesu to specialistas, bet vis tiek kažkokius tai, paviršutiniškos dalykus tu gali nusakyti. Ir pamatęs ją, aš sakau, ir vėlgi nenoriu ten sakyti, bet jinai kaip ir su tuo dalinai sutiko, bet, jai tikrai reikia tokio sportingo dzilavaro kačioko su baltų lėksusu, o aš paprastas pacaniokas su savo senu Mercedesiuku, aš važiuoju namo. Na, viską mes pratęsime su mūsų dalyviais bare, nesulaukia, ne? Eima, tai gerai, tai to ir baigėme draugiškai laidą. Na, nepaėjo kortą santykiuose, bet man atrodo, kad tikrai dar susirašysite, ar ne? Faktas, pasieksim, laikinsim viens kito fotkytę. Taip. Laikins, svarbiausia, kad laikins vienas kito fotkytės. Einam pasiimam, susirinkam dovanas. Einam. Aš vėl žvakę ir važiuojam. Čia netoli tas balas. Čiau. Ate. Iki. Jinai spinduliuoja teigiamą gerą energiją. Ir jeigu jinai spinduliuos toliau tą teigiamą gerą energiją, tai vat ir antra mano palinkėjimo dalis įvyks, kad jinai susiras ne tai, kad atjos princas ant baltojo žirgo ir nusiveš ją į savo karalystę. Jinai pasirinks tą princą ir jinai dar pasirinks ir arklio spalvą, nes šitas pasirinkimas yra jos rankose, nes matosi, kad jinai vis tiek yra išranki, nes pasakė ne, tokiam variantui, senelio. Tai jinai turi gerą skonį. Pauliui palinkėčiau tai sėkmės tiek darbuose, tiek gyvenime ir linkiu jam susirasti tą vieną vienintelę, kurios jisai trokšta. Dar viena nuostabi laida su mūsų charizmatiškais dalyviais. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote ir mūsų laidos partneriams Sibet, Roko virtuviai ir Marabel Boutique. Iki kito antradienio.